Sveiki, su jumis esu aš, Alpija Saša, ir dabar filmuoju video, kaip nupiešti mano pačios išgalvotą Saulėlydės sesę arba pusseserę. Tai jo, iš pirmo turbūt žino, kad reikia pradėti piešti nuo ausies. Toliau, kaip čia pasakyti, padarta tokia biškį kaip ir užriesta, nebūtinai šukuosena. Turi būti tokia ilga, nes nelabai gražiai atrodo. Kažkas turi panašius gautis. Tai. Toliau darome kaip ir galvą, nosytę ir iš karto varna. Toliau gražią akytę. Aš darau ją savo būdu. Tai būtų toksai. Toliau pratęsėme šukuoseną. Kokius norite ilgio? Tai iš visų ilgiausių nebus. Dar užmiršau padaryti, kad jinai dar turi ragą. Jo. Tai kažkas va taip. Toliau darome kūnelį. Kaip ir kaklas ir dailios gražios kojos. Nebūtina spausti, kad supieštų, ką čia darau. Aš tai specialiai tai darau, kad kažkas čia ryškaus jums matytųsi. Jūs tai nespauskite, nes kai spalvinsite, tai gali labai ryškiai atrodyti. Ką aš čia padariau? Ir gražią biškį sulenktą uodegą. Ir toliau žymelė yra tasai vadinamas stiklas. Nežinau kodėl. Aš padariau ją tokią. Dabar nuspalvinsim. Tai jo, nuspalvinu dabar aš tik taip. Tai yra Saulėlydės sesė. Jos dar vardo nesugalvojau, bet žodžiu, taip turėtų atrodyti. Tai kągi, su jumis buvau aš Alpija Saša. Like, prenumeruokit, rašykite komentarus. Ir parašykite taip pat, ką dar galėčiau filmuoti ir ką dar nupiešti. Tai jo, žodžiu, bye.